Kažkas man į kišenės ką tik lindo. Tiesiog šipsokimės ir eikime. Hindustan Zindabad! Man baisu. Darosi karšta. Kas bus dabar? Subscribe! Labas rytas, draugužiai iš Amritsaro miesto. Tai šiandieną yra mano trečia diena Indijoje. Ir, šįkart jau iš lauko filmuoju, pavalgiau pusryčius, kurias man ten davė nemokamai. Ir susitariau, kad šiandieną pusė 3 valandos turėsiu grįžti į viešbutį ir važiuosime į tokią žiauriai neįprastą vietą. Tai kol kas dar nesakysiu, kur mes varysim. O kol kas, kad praleisti šiek tiek tų valandų, nueisim dar pažiūrėsim, ko čia gero yra. Nusipirsim akinius nuo saulės, kokius nors kokius, nes saulė biškai jau užnesa. Vakar nelabai reikėjo, šiandieną jau reikės. Pagaliau nusipirksim. Tai varom, pažiūrėsim, gal kažkas skanaus suvalgysim. Vėl grįžome į Amritsaro centrą. Dabar mes nueisime į tokią, nežinau, parkelis kažkoks yra su monumentu. Tai sako, labai svarbu ten yra nueiti. Tai nueisim, pažiūrėsim, kas ten gero. Taigi dėdė su lazda. Gal netrenks. Thank you. Čia daug kas siūlo skaras, dėl to, kad į švenčiausią vietą, kur jau vakar buvom, reikia būtinai vyrams prisidengti plaukus. Ten mes jau padarėm vakar, tai šiandieną mums skaros jau nereikia. Turiu jau. Pažiūrėkit, kiek ten žmonių. Ten priešais vietą šventyklą jūs galite matyti. Šiandieną ten jau neisim. Eina, saukia daug žmonių. 6,5. Ėjau. Ir praėjau. Ir nieko nesuprantu. Hello. Can I go? Okay. Nežinau, čia mokama, nemokama, galbūt nemokama. Žiūrėkit, kur atėjom. Matot, šita vieta yra labai svarbi istoriškai, nes kai buvo Indija ir Pakistanas ir Bangladešas vėliau, Bangladešas neprieko gal. Kai šitos dvi šalis gavo nepriklausomybę nuo Anglijos, tas buvo, paskui teko jas dalinti. Ir čia vyko, jeigu neklystu, didžiausia pasaulio migracija. Tai musulmonai iš Indijos lėkė būtent per šitos miestus į Pakistaną, naujai sukurtą, o iš Pakistano hinduistai ir matos tiesiog ne musulmonai lėkė į Indiją, būtent per šią. Tai iš abiejų pusių buvo labai didelė migracija. Tai čia yra taipogi ir muziejai tam dedikuoti. Tai matos, šitas monumentas, prie kurio dabar prieinam, tam taipogi yra skirtas. Man tikrai reikėjo akinius susipirkti, eina, saulė einu. Čia kažkoksai falo formos monumentas. Žiūrėsime, kam jis skirtas. Galbūt šitas parkas visgi nėra skirtas tam, kam aš sakiau. Tiesiog žinau, kad čia labai daug tam objektų ir vietų yra skirtų. Tai va, pasiskaičiau, kam visgi šitas paminklas yra skirtas. Jis skirtas yra atminti Indijos piliečiams, atminti, kurie žuvo 1919 metais. Tada Indija dar priklausė Britų imperijai. Ir tada jau vyko judėjimas dėl Indijos nepriklausomybės. Čia, šitą miestą vyko kažkoksai tai protestas, kažkokia tai akcija, labai daug žmonių susirinko Indijos. Ir tam, kad tą protestą numalšinti, Britai nužudė apie 1000 Indijos piliečių. Indų. Tai va, būtent šitą mieste. Tai šitas paminklas yra dedikuotas tiems, kurie kovoja už Indijos nepriklausomybę tą dieną. Tai va. Ir iškart sakau, aš nesu istorikas, aš tiesiog greitai nuėjau į Wikipediją, perskaičiau pirmas eilutes ir dabar jums atkartavau tai. Jeigu nusišnekėjau, atsiprašau, tiesiog sakau tai, kas parašyta. Mes šiaip graži vieta. Nėra tiek daug šiukšlių, gerai, atsiemu žodžius, krūmuose matau šiukšlių. Bet visai gražiai. Žiūrėkit, čia dar kažkokia tai mažas namukas. Pažiūrėsim, kas ten yra. Ir pasirodo, kad čia nėra šiaip namukas. Tai čia yra, kaip aš suprantu, originali siena, kurioje dar galima matyti
nuo kulkų likusias žymės. Tai kažkoks tai britų generolas, vardą numesiu apačioj, tikrai nesimenu dabar, mus įsakė sušaudyti žmonės, kurie protestavo, dar vat prie sienų galima matyti nuo kulkų likusias žymės. Šiaip sunkiai matosi kažkas, sunkiai, tame gal matosi, kad skilutės yra kažkokios tai. Nu baisu, ką galiu pasakyti. Va, tai kaip ir sakiau, galima matyti kulkas, tuose sienoje kulkų žymės visokias, tai 28 iš viso yra šitoj sienai. O generolas Dyeris. Tai čia žmonės protestavo prieš kažkokį tai Rovlato aktą. Nežinau, kas tai yra. Jie susirinko protestuoti prieš tą aktą. Ir apie 1000 žmonių mirė dėl to. Žiūrėkit, to mergaičių mokykla kažkokia, tai ne tik mergaitės. Ne, yra berniukų, bet atskirai eina. How are you? Hello! Okay, everyone say subscribe! Subscribe! Thank you. High five. High five. High five. High five. Okay, stay in school, kids. Stay in school, okay? Faini vaikai čia, negaliu. Ne tokie drovus kaip kitur. Buvo raudoni vaikai prieš tai, žiūrėkit, dabar visi žali. Skirtingi klanai, skirtingos gaujos. Reikia atsargiai čia, tai bus gaujų karai kokie dar. Kažkas atėjo, parbėgo pas mane prašyti nuotraukos. Okay. Hello guys. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello, hello. Hello. You want photo? Hello. Bye bye. Bye bye. I feel like a president. Okay, bye bye. Bye bye. Aš šiandien būsiu paspaudęs tiek rankų, kiek per visą savo gyvenimą tikriausiai. Nu gerai. Prisispaudžiau šį pilną jau tų rankų. Apžiūrėjom tos objektus. Metas eiti mums susieškoti akinių nuo saulės. Čia yra labai daug visokiausių suvenyrų parduotuvių, tai tikriausiai rasim ir akinių, kas parduoda. Nu va, ir išlindom. Nu tai kur čia galėtų būti tie akinukai mūsų? Laikrodžiai, šalikai visokie, šlepetės. No thank you. Oh, this is for women. Sorry. Sir, please $1. Kažkas man į kišenės ką tik lindo. Only one money is share. No. No. Sir, please. Tie vaikai man į kišenės lindo, man atrodos. Arba aš gal netyčia. Bet man atrodos, kai jie lindo man į kišenės. Nes tie mažiukai vaikai, tai jie rankos nedidės labai lengvai tas kišenės džinsų įkiša rankas. Tai ką tik pasitikrino, reiklis nieko nepaėmė. Tikiuosi. Telefonas vietai. Koks čia chaosas šiandieną. Vakar tai čia žmonių tiek net nebuvo. Aš vakar buvaugi. Šiandieną gaunu daug daugiau dėmesio negu vakar. Šiandien jie šeštadienis ir galbūt aš girdėjau, kad atvyksta į tas visokias šventas vietas žmonės iš, priemiesčių visokiausių, kur, iš tiesų, tik per filmus galbūt ir tie ar matė europiečius visokius. Arba labai labai retai. Tai non-stop mane visi stabdosi dėl tų nuotraukų ir panašiai. Tiesiog magnetas esu šiandieną. Bet nieko tokio. O, žiūrėkit, ten matau akinius nuo saulės. Ejau ir atradau kažką. Gal šitie visą nieko būtų. Šitie tamsesni atrodos.
Kaip atrodo, reikėtų vedžių. O, šitai jau geriau. Reikėtų vedėlio. You have mirror? Hello. Okay. Yeah. Oh, thank you. One second. Does it look okay? I look good? Good. How much? How much does it? 350? Okay, let me check more, okay? Šitą kitokius matau, pamėginsim šitokius. Kaip šitie atrodo? Šito kažkaip piktai atrodo. Gal šitos pasimti. Which one is better? This one? This one? Or? Same. Nu jie, aš esu panašiai atrodo. Matos, man šitas labiau patinka, kur be mataliukų kreičiasi. Yes, I'll take this one. This one. Yes, black. Turi makinius. Aš net nesidarėsiu, 3 PM normali kaina įrašėsi 1 eurą, tai būtų verti, bet man nejauku dėrėtis čia dėl 1 euro. Okay, I like it. O, pagaliau kažkokius akinius turiu. Nežinau, normaliai atrodo. Šiam kartui su jais, manau. Tu aš susimokėsiu. Na, turim dabar šiokią tokią apsaugą nuo saulės. Nelabai man šitie akiniai šiaip irgi patiko. Bet su jais. Šio kelionėj su jais, manau. Aš ten tas veidus, kreivas buvo, net nemačiau kaip atrodo. Iš pradžių atrodė, kad tie automobilių pypsėjimai iš proto išvarys, bet žinokit, 3 diena, jau kažkiek įpratau prie to. Ir kaip tasai baltas garsas tampa, užmigt galėčiau tikriausiai. Galbūt ne, bet suprantate, ką turiu minį. Matomai kažkoks vienas šis skverų, ten kažkoksai, va matom, ant arklio jojantis karys su kardu kokiu. Nu, va čia, po kairė žiūrėkit, toks gražus namas koks. Sorry, jeigu visi nusitraukiu, mano mintis iš šonus nueina, nes vis tiek aplinkui visi kalba. Kartais klausausi, aš su manim kalba, nes būna iškart sir, kažką nori šnekėti. Žiūrėkit, ten automobiliai važiuoja, šitaip. Geras. Čia va. Kažkoks žmogelis ant arklio. Nu, atėjom vėl į gatvės. Kaip, nors gal nemirsim šiandieną. O tos kažkur net ten einu šiek tiek. Ai, mane pypina. O tos jau, aš vidury gatvės einu. Bet ir vietiniai eina. Čia mačiau, yra tokie policininkai, kažkokie tvarkos prižiūrėtojai su lazdomis vaikščio ir daužo tuktukus. Jokingai atrodė, gaila, kad nenufilmavau. No, thank you. Gerai. Vis tiek mes jau einam kažkur net ten. Galim šauti kitą pusę. Kaip aš čia vaikštau. Ok, turim progą lysti. Ok. Tai mes ir keliaujame Amritsaro mieste. O štai žmonių ir automobilių kamščiai. Pastrigom. Kiek čia daug vežas kažkas? Aš jas dar su dviračiu. Eina sau. Tiesiog šypsokimės ir eikime. Ok. Sakiau, kad priprantu prie to pypsėjimo. Atsiemu žodžius. Oi. Va čia žmogus su pagaliu reguliuoja eismą. Kasą kartą trenkiau kiekvienam automobiliui. Va ką tik tutukai trenkė vėl. Aš dabar pamačiau, pradėjau filmuoti.
Kartais atrodo, kad jie net nedirba, jie paprasčiausiai paprastai žmonės su pagaliais ateina padaužo į tuktukus, kurie nepatinka jiems. Įdomiai. Oi, tai mes čia einam. Galvoju, prieš varant į tą mūsų kelionę reikia kažką užkasti vis tiek. Mes ten ilgai trūksim, vakare tik grįšim, tai reikia kažką pavalgyti. O kaip tik užmašiu vietelę, galbūt visai neblogai maistą daro. Štai čia, Amritsar Dhaba. Hi. Okay. Pažiūrim, yra kur atsisėst. Can I sit here? No, just sit here. Okay, thank you. Ir atsisėdų. Duoda vandenuką, mes vandenuką niekada negersim. Nebent jis yra iš butelio atėjęs. Pažiūrim, ko čia gero yra. Dauguma šitų žodžių aš net nepažįstu. Žinau, kad man labai patinka paneeriai. Paneer, butter masala. Hello. Hello, sir. I think I will try palak paneer. Okay. Half size, okay? And is it possible with rice? Yes. Rice? That's Yes. plain rice, jeera rice, veg pulao, fried rice, biryani, cheese Okay, biryani. I will try just plain rice, okay? Okay. And drinks? Or Drinks, beverage? Sweet lassi, cold drink. What do you have? Lassi, Cold drink? strawberries. What is cold drink? Cold drink, Coca-Cola? Coca-Cola. Okay, Coca-Cola. Sprite, two choice. Coca-Cola, okay? Okay, small. Sorry? Small? Just Small. this is small, it's okay. If I need more, I will ask more. Okay. And that's it for now. Okay, sir. Yeah. Thank you so much. Thank you. Pakliuvau, reikia greitai pasakyti, ką noriu. Tai palak paneer esu girdėjęs, tai pamėginsim palak paneer. Nes jau paneer butter masala valgiam, tai mėginsim šitą dabar. Matar paneer esu liktais valgęs Lietuvoj. Matos, tai su žirniais yra. Palak paneerį liktais, matos, tai žalias koks tai yra. Galbūt šitą irgi esu valgęs. Nu, paragausim čia koks yra. Žinot, kai nėra jokių paveiksliukų, tai tikrai sunku susigalvoti. Pavyzdžiui, yellow, dal, tatka. Kas tai yra, aš nežinau. Žinau, kad dal liktais yra lęšiai. Bet kas dal makaniai neturi idėjos. Paneerį žinom, kad yra tie sūrio gabaliukai. Dabar kas tas saši, šaki, karaki. Aš iš Karačio miesto, Pakistane. Aliu, aliu matar, aliu džira, aliu gobi. O kainos labai neblogas, pusę porcijos iki 2 eurų realiai. Bet turiu pastebėti, kad visam šitam meniu nėra jokio patiekalo su mėsa. Ir jau man atrodo, čia antras restoranas, kuriame esu, neskaitant ten, kur nemokamai davė valgyti šventyklai. Ten, prie tam restorane taipogi nieko nebuvo su mėsa. Man atrodo, kad sikai, negarantuoju, bet man atrodo, kad sikai pagal religiją jie nevalgo jokios mėsos. Tai tas atspindi ir restorano maistą. Ir taipogi, kas yra įdomiai, čia yra McDonald's šalia, kuriame taipogi visi burgeriai yra... Nebuvau, aš žiūrėjau meniu online. Kurie visi burgeriai yra ne su mėsa. Davės menu, indai taip nevalgo jautienos, bet ten nėra nei su vištiena, nei, nežinau, su kiauliena, nėra nei beikono, nieko. Visi burgeriai yra tik su sūriu, keptų sūriu. Ta pati matos paneerija kažkaip jie ten padaro. Esmė tame, kad visi yra vegetariški burgeriai McDonald's. Tai tikrai yra įdomiai, bet nežinau, McDonald's neįsiu Indijoj. Gal, bet ne, nenoriu. Tai va, jeigu norit mėsos, Amritsare jos nerasit tikriausiai. Nu va, ir atnešėme pagaliau maisto. Tai čia pasiėmiau tą palak paneerį. Nežinau, per kamerą matot, tai šiek tiek tamsiai žalios spalvos, tamsiai žalia ruda. Kažkas tokio. Ir ryžių. Daugiau nieko nepasiėmiau, tada atėjo daržovių. Aš daržovių nevalgysiu, nes ta pati taisyklė galioja kaip ir su vandeniu. Jie yra nuplaunami, bet nežinau kur dėti. Dėsiu čia. Čia šiaip donai tikriausiai reikėtų, bet dėsiu čia. Tai esmė yra tame, kad daržovės nuplauna, betgi nuplauna tai su kokiu vandeniu? Krano vandeniu. Tai vėlgi, atrodo, valgysit sveikai, tikrai kažko nenuodingo, kaip agurkus ar svogūnus, bet apsinuodysit. Tai stengiuosi šiek tiek saugiau valgyti ir papasuosiu šviežias daržovės šiandieną. Tai va, susidėjau į lėkštę. Nu ir griebiam šiek tiek ryžių, šiek tiek to palak paneerio. Tai visas garuoja, labai karšta yra. Mėginsim ragauti. Bei mane žiūri pusė restorano dabar, kaip aš ragauju. Skaniai. Thank you. Galim dar vieną šaukštą.
Skaniai šitais. Neaštrus šitas patiekalas. Labai švelnus. Anas, kurį valgėm vakar irgi šito panyrių, jis buvo tos pomidorinis, šitas toks žolelių skonio. Skanu. Norėjau pasidėti kamerą, nufilmuoti, kaip valgau, kad tas stovas visi apašė linksė kažkur kažkas sugedo. Indiškų maistų visiškai negaliu skustis. Visi kas tau, kad indiškas maistas yra lievas, dažniausiai žiūri tos visokius video, kai gačiai valgo. Bet nuėjęs į restoraną šiaip kokybiškas maistas. Tai šią dieną dar nepratrydau. Tai pabelsti. Žiūrėsim, kaip rytoj bus. Nu va, pavalgėm palak panyrio. 270 rupijų kainavo. Daviau 300, tai čia 3,30 €, jeigu neklystu. Kažkas tokio. Tikrai pigiai. Labai labai sotų, žinokit. Nors ten tik pusė porcijos te buvo. Hello. Tai va. Na, dabar grįžtam šiek tiek namo. Valandą pabūnam ten. Ir tada važiuosime, jau galiu atskleisti kur, į vadinamą Vaga Border. Tai yra Vaga siena. Vaga, nežinau, miestelis tikriausiai. Tai yra siena tarp Indijos ir Pakistano, kur kiekvieną dieną vyksta, sargybinių ceremonija. Ir pagal idėją turėtų būti nerealus ten vaizdas. Tai tuoj pat sugrįšim. Tai va, turim mašiną, į kurią dabar sėsimės. Is it okay for a film? Okay. Tai su kolegomis, kabutėse, iš... Čia galbūt... Atsidaro. Kažin. Labai gerai. Su kolegom iš Ispanijos ir Nepalo. Hello. Hi. Hello. So we have a what's your name? Kumar. I wanted to say Kamul for some reason. Kumar iš Nepalo and Paula, yes? Yes. Iš Ispanijos. Ir mūsų vairuotojas. Nice to meet you. Tai va, mes važiuosim dabar prie Pakistano sienos, tai taip pat sugrįšim. Tai va, mes ką tik atvažiavom, mumis vairuotojas veda kažkur. Norėtusim jau vienam eiti, mes sako, follow me. Tai ir sekam. Žiūrėkit, kiek žmonių eina. Žiūrėkit, kokia Indijos vėliava. Kaip į kokias sporto varžybos, ne? Tikiuosi paskui išleis mane vieną pasivaikščiot. Labai nenoriu būti su grupe. Tai va, jeigu dar nesupratot, kur atėjom, tai čia yra siena tarp Pakistano ir Indijos. Ir šita siena yra žiauriai neįprasta dėl to, kad vakaro metu šita siena neveikia kaip siena, o čia vyksta ceremonijos. Tai tam, kad čia nueiti, beje, reikia pasą parodyti. Tai va, turim pasą, jeigu mes atleis mumis. Esmė yra tame, kad mano pakeleiviai nepasiėmė paso iš viešbučio. O čia reikia būtinai pasiimti. Tai labai visą kelią jaudinusi. Ant galo, tai prisiminė, ką reikia. Kad neįleis. Bet įleido. Tiesiog nuotrauką parodė, užteko visgi. Manau, svarbiausia tiesiog nebūti pakistaniečiai čia. Kažkur mumis vedasi. Labai norėčiau eiti su vietiniais, bet nepaleidžiu manęs niekur. Sako, nepabėgti. Bet man nepatinka jau. Galvoju, būčiau geriau vienas varęs. Žiūrėk, kaip įdomi, čia yra atskirta tarp vyrų ir moterų. Moteris į vieną pusę eina, vyrai į kitą pusę eina. Per patikras. Nu nieko, pabūsim su šiokiu tokiu tūru šiandieną. Ką padarysim? Sanitizer. Nu va, nušipinėjo mane visą. Nu va, ir ateinamės prie arenos, kur vyksta ta ceremonija. Vis dar esu su mūsų bičiuliu. Norėčiau pasiimti kokią atributiką, bet man neleidžia sustoti niekur. Tai einam. Me and the boys. Prasideda, turėtų šušur ar tai pusvalandžio valandos prasidėti ceremonija. Mes dabar skubam tikriausiai geresnės vietos pasiimti.
kai mes nueisim ten, galbūt jau šiek tiek atsiskirsiu nuo šitos mažos grupelės, nes čia esam 3 plus kapitonas mūsų. Tai norėtųsi šiek tiek vienam pabūti, bet dabar neišleidžia niekur. Iš karto rėkia manęs. Aš esi tikriausiai atsakomybė turi manęs dabar. Biškai liūdna. Va, žiūrėk. Čia didžiulė vėliava ir va, arena Indijos. O kitoj pusėj ten yra Pakistanas. Va jau, rėkoje, palaiko Indiją. Čia kaip kokias futbolo ar krepšinio varžybos, žinokit. Mes irgi eisim, palaikysim šiandieną Hindustaną. O, kai rodo, ten eiti. Aš nežinau, kokius kontaktus mūsų vyrukas turi, bet policininkai, kareiviai tik to sako eiti vieną pusę, tai mumis kažkur kitur jisai vedasi. Ja, su kontaktais. Ne, nepraleidom. Deja. Galbūt būtume praėję į geriausią vietą, neišėjo. Koksai mūsų dabar planas bus įdomu. Mes į eilę jokiant šiandien nestosim, man atrodo. Jis žino šitą vietą. Sakant, per pažįstamus tai mumis atves. Mūsų sikas pažįsta visus. Žiūrėkit, kokia yra eilė. Mūsų draugas pankos praleis be eilės. Tikėkimės. Mūsų draugas su kareiviais tarėsi vis kažką. Aš nežinau, mumis įleis, tikiuosi. Tai išvaro visus. O mūsų draugas mumis apgavo ką tik. Žiūrėsim, kas bus. Nenoriu per daug filmuoti, nes čia žmonės savo pasus rodo, vis tiek jautri informacija yra, nejauku man tos pasus filmuoti. Mūsų siko varkės nepaėjo, reikia eiti į eilę. Ir? Mes vis tiek kertam. Oh, we're free. Ok, aš nieko nesuprantu, bet ten irgi neįleido, sako eiti su to keliu. Tai gal čia? Mėginam čia dabar. Absoliučiai nieko nesuprantu, žinokit. Žinot, ką esmė buvo? Sakė, kad mes esame nepilnamečiai, dėl to mes turėjome per kitą liniją, eilę. Nueinam į kitą eilę, sako, mes visgi esam suaugę. Čia mumis pirmienas gal mėtė, kol galiausiai kažkoks vietinis prastumė mumis pagaliau. Thank you. Viskas, atėjom. Dievų lėlių. Einame per čia. Negi mes čia gavom vienas geriausių vietų. Jūs pažiūrėkit, kiek žmonių. Žiūrėkit, čia viskas atrodo. Kiek daug žmonių. Tikriausiai manęs niekas net negirdi šiuo metu. Kur einam? Hindustan Zindabad! Hindustan Zindabad! O, smagu. Tai negi mes gausim tokias geras vietas. Yeah, I feel like a president right now. Tai mėginam sėstis čia. Aš iš čia sėsiuos. Žinokit, labai yra neįprasta, nes pažiūrėkit, visi vietiniai sėdi tokiose vietose. Mes gavom vietas, nežinau, pačiam priekį. Ne, visgi negavom pačiam priekį. Išvarė mane. Iš tikrųjų kaip per sporto varžybas kokias. Geras. Hello. Nežinau kada, bet turėtų greičiau pasirodyti armijos.
šitoj pusėj. Atlikti, nežinau, karo šokius, dar kažką. Nes toj pusėj yra Pakistanas jau. Ir ryto metu, tai šitą sieną veikia kaip normalus sienų skyrius, iš Indijos į Pakistaną gali eiti ir atvirkščiai. O vakaro metu kas vyksta, siena užsidaro ir būna tiesiog renginys didžiausias. Pažiūrėkit, koks stadionas. Ten tolimoji žmonės dar bando eiti per sieną, dar gal kažkiek laiko yra tam. Gerbiamai, galite kaip dėmesį, Indija kokio dydžio turi stadioną. Pakistanas įpogi nenori nusileisti, statosi irgi savo stadioną, kad renginius galėtų kurti savo. Nes kol kas, galbūt negi nebėra dabar Pakistano, nežinau, nes atrodo, kad nėra jokių žiūrovų iš jų pusės. Žinau, kad anksčiau susirinkdavo iš abiejų pusių, būdavo iš Indijos ir iš Pakistano. Bet dabar tik į vienus vartus bus. Net nėra iš Pakistano pusės nieko. Už Lietuvą, vyrai! Kažkokius motyvacinius video dabar rodom. Motyvuoja gyventi, valgyti sveikai. Dabar aišku, tradiciškai čia tiek karinės propagandos gaunam. Indijos aiškus, va, žiūrėkit. Maniau, ten branduolinis sprogimas vyksta. Tai tipiška, kaip jį nepraleisi vakaro Indijoje nepasižiūrėjęs apie Indijos armijos propagandos. Mojuoja visi vėliavom. Toks laimingas vyrukas. Pakistan! O žiūrėkit, Pakistanas padėjo. Jie palaikymą iš Pakistano pusės. Pakistan! Tai pakistaniečiai pirmieji atėjo su vėliava. Ei, tokiai visi šaukia to Pakistano. Žiūrėkit, ten kiek. Nu, kas čia dabar vyksta? Mano ausis. Nuo to rėksim. Pareina. Tiesiai į vartus Pakistanui paleidom. Dar vieną gal paleisim. Jau ruošias. Bam!
kaip kriketo manevras kažkoks, ne? Nežinau. Jie realiai matos Pakistanas su Indija, ten kriketo labai daug žaidžia kartu. Išduosiu paslaptį, gal aš tengi labiau Pakistano pusėj, pažiūrėkite, net nėra žmonių, man net gaila pasidarė. Žiūrėkit, turi ten ir tų būgnininkų ir vėliavėlės nešioja. Tai pažiūrėkit. Čia kaip, nežinau, Klaipėdos Atlantas žaistų prieš Barceloną, dar kažką. Reikia palaikyti mažiukų šį kartą. Kaip pareina. Eik tu savo. Šakės Pakistanui nuo tokio. Eik tu savo. O jų daugėja. Ar Pakistanas atsilaikys nuo Indijos, nuo šios armijos? Atrodo, šiuo metu mes ant Pakistano stumė. Pakistanui. Mažiais Pakistano pusės irgi pareina. A ne, mes bėgam laukan? No way. A, bet Pakistanas irgi atsitraukė. Eik savo. Mes šansų Pakistanui. A, nesimato Pakistano pusės. Neleidžia atsipūsti tiems pakistaniečiams nei minutei. Lietuva! 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 O, finalo vienas. Darosi karšta. Kas bus? Kas bus dabar? Paspaudė rankom. Pakistanas ir Indija iš tiesų yra draugai. Man pareina tas baisuolis. Šitas labai piktas yra. Oi. Bet iš Pakistano irgi kažkoks yra. Man baisu. Bėda, kad nežinau ką filmuoti. Ar mes turėjome kažką daryti? Eik tu savo.
अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। Turime sustot. साथ ही इस दौरान शांति बनाए रखें एवं किसी भी Visi sustoti, teiksim mums susistoti dabar. साथ ही बेदर्शक जो भर्ती में है उनसे निवेदन है कृपया राष्ट्रीय ध्वज को Gal čia himnas bus. मेरे साथ 3 बार Kas čia, šuniukas? Herojai, šuo. Iš Pakistano šuo pabėgo į Indiją, be paso, be vizos. Paspaudė rankom. Viskas. Draugystė baigėsi šituom. Nu va, baigėsi renginys. Žiauriai fainai buvo. Kokią valandą truko. Žmonės čia skirstosi, mes nusprendėm šiek tiek palaukti su savo to nepaliečių ir Ispanijos draugais. Mes tiesiog viešbutį susitikom, šitaip random nuvarėm. Tai va. Palauksim, kol žmonės įsiskaidys, tada mes irgi varysim lauką. Nežinau, ar mane girdi, nes labai mane tas komentatorius perikė. Gerai, varom iš čia. Čia žiūrėkit, sportininkai kažkokie ateina pasidaryti nuotraukų su štai ten, bet tikriausiai tik tais aukščiausio rango indai gali nuotrauką tokią pasidaryti. Žiūrėkit, iš šios pusės pakistaniečiai yra. Nemažai jų ten. Na vėlgi, pažiūrėk, kiek jų yra, kiek indų. Not even close, kaip sakant. Bet nieko. Pasidarys jie savo stadioną, galės konkuruoti. Žiūrėkit, jie turi pasistatę savo tą vėliavos stovą. Spėju bent keliais centimetrais aukščiau negu Indijos. Subtili konkurencija vis tiek turi būti. Čia va tik stovi toksai. Tiesiog fotkina su juo. Na, jau čia per daug žmonių. Varo. Dieve mano, kiek čia visi spraužėsi su juo nusifotkinti. Eina savo. Pamečiau savo draugus. Nieko, susirasim. Tai mes visi ir einam. Žiūrėkit, kiek žmonių. Smagi vietelė. Smagiai praleidom laiką. Nesu nieko panašaus matęs. Matau, daugiau nieko panašaus nėra, kad tarp dviejų sienų būtų toks renginys. Atrodo, dvi tautos, kurios labiausiai nesutarė pasaulyje, tai prasme, Pakistanas su Indija. O tokį vis tiek susitarė, tokį renginį pasidaro. You were looking for me. Sorry. I thought you ran away to our sick guy. So did you like the show? Yeah, a lot. Never saw something like this before. Yeah, me neither. Va, mūsų draugas laukia prie Coca-Colos.
O čia yra visiškas trečiojo rato apibūdinimas. Eina porelė, tada aš va vienas. Bet kainavo pigiau, nes mes taksi paslaugą padalinome į 3 dalis. Būtų kainavę 18 eurų, va kainavo 6 man. Neblogai tai. Pasisupti dar galim vos išėjus iš šitos ceremonijos. Atminkit, čia nėra pramogų parkas, čia yra pasienis. Čia yra pasienis. Gali patikėti. Hello. Hello. Hindustan? Zindabad. Nenusipirkau kepurės prieš renginį. Kaip aš prisidėjau? Labai maža kepurė. Oi, kokią mažą galvą turi. Visiškai atkabinau. Negalėjau nusipirkti, tada nusipirkau dabar va. Ir aš pamečiau savo draugus. Va, matau jas. Sorry. Kažkokia prastos kokybės kepurė, kažkoks ragas išlindęs. Aš jau kaip Indijai vaikštau. Aš nieko nesu. Šis pagal spalvas atrodo kaip Ešo Kečumo kepurė. Kažkas panašas kaip pas jį ten buvo. Iš Pokemonų. Pastrigom. If the things are in my hand, I would like to change the people's minds. Oi, visiškai pamiršau atsisveikinimą padaryti. Parvažiavom namo, nelabai ką filmavau kelyje, nes žiauriai buvau jau pavargęs, ir dabar esu pavargęs. Tai jo, esu dabar viešbutė, eisiu užmiegoti, nes rytoj reikia 6 ryto man keltis ir skubėti į traukinį. Tai jeigu patiko video, palaikinkit, pasabinkit, pakomentuokit, o aš einu miegoti. Ačiū labai, kad žiūrėjot, susitiksime per kitą video. Gerai, labanant kačiukai, viskas, ate.